Sveiki. Šiandien pakalbėkime apie tą modernę svajonę. Žinot, sukurti globalų verslą turint tik nešiojamą į kompiuterį. Šita idėja jau dešimtmečius įkvėpė daugybę žmonių, bet ar ji vis dar reali šiandienos pasaulyje? Gerai, nerkime giliau. Ar tas unikalus galimybių langas, kuris leido vienišiams su gera idėja tiesioginė to žodžio prasme pakeisti pasaulį, dabar pamažu traukiasi? Pamėginkim išsiaiškinti, kasgi čia pasikeitė. Taigi, pradėkime nuo to, kad dėl ta istorija apie vienišą genijų, kuris iš garažo užkariauja rinką, šiandien susiduria su, naujais iššūkiais. Žaidimo taisyklės panašu tikrai keičiasi. Štai koks reikalas. Didžiosios korporacijos vėl stiprina savo pozicijas. O ta dėmesio ekonomika, kuri anksčiau buvo tarsi laukiniai vakarai, atvira visiems, dabar vis labiau kontroliuojama. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad naujiems, nepriklausomiems žaidėjams prasimušti yra sunkiau nei buvo bet kada anksčiau. O dabar kitas dalykas. Pirmasis didelis mitas. Tai tas pasakojimas, kad sėkmingiausi pasaulio verslininkai pradėjo nuo visiško absoliutaus nulio. Bet ar tikrai? Pažiūrėkim į vieną labai gerai žinomą pavyzdį. Visi juk esame girdėję tą istoriją apie Amazon, kuri neva prasidėjo garaže. Bet ar tai yra visa tiesa? Nes žinot, ši istorija dažnai nutili keletą labai svarbių detalių. Štai ir atsakymas, be jokių pagražinimų. Pati idėja, kad kažkas iš visiško skurdo gali tapti milijardieriumi, yra tiesą sakant labiau Hollywoodo filmo scenarius, o ne realybė. Taigi, koks tuomet tas tikrasis sėkmės receptas? Ir štai čia matome tą skirtumą juodu ant balto. Mitas sako, pradėjo nuo nulio. O realybė? Pranešama, kad Jeffas Bezosas gavo net $300 000 iš savo tėvų. 300 000. Tai tikrai ne nulis. Tai milžiniškas pranašumas. Mitas sako, vienišas genijus. Realybė. Prieiga prie tinkamų žmonių ir žinoma kapitalo. Svarbiausia čia suprasti štai ką. Niekas nesako, kad pasiekimai yra menki. Tiesiog reikia suvokti, kad sėkmė retai kada būna vieno žmogaus nuopelnas. Tai yra sudėtingas procesas, kuriame starto pozicija vaidina, tiesiog milžinišką vaidmenį. Gerai, keliaujam toliau. Antras mitas, kuris, patikėkit, yra ne ką mažiau žalingas. Tai įsitikinimas, kad gauti pirmąjį investiciją yra pats sunkiausias ir svarbiausias žingsnis kuriant verslą. Taip, ši citata gali nuskambėti neįtikinai ar ne, bet joje slypi esminė tiesa. Žinot, daugelis įkūrėjų įsivaizduoja, kad pinigų pritraukimas yra galutinis tikslas – pergalė. Iš tiesų, tai tik pradžia. Ir kas blogiausia, dažnai klaidinga pradžia. Štai kaip atrodo tas klasikinis, bet deja ydingas kelias. Viskas prasideda nuo idėjos, kuri atrodo tiesiog geniali. Tada visas dėmesys skiriamas pinigų paieškoj. Ir kai pinigai gaunami, atsiranda didžiulis spaudimas, įsipareigojimai investuotojams, nors dar net nėra aišku, ar kam nors išvis reikia to kuriamo produkto. O dabar pažiūrėkime, kaip atrodo teisingas kelias. Pirmiausia, patvirtinkite idėją. Ar jis sprendžia realią problemą? Antra, įrodykite, kad yra paklausa. Ar kas nors pasirengęs už tai mokėti pinigus. Ir tik tada, kai jau turite veikiantį patikrintą modelį, ieškokite pinigų jo augimui. Taigi, esminis dalykas, kurį reikia atsiminti, yra šis. Per anksti gautas finansavimas gali tapti spąstais. Jis tarsi įkalina kelyje, kuris galbūt nebuvo patikrintas rinkoje ir labai dažnai veda tiesiai į nesėkmę. Nuo dabar nuo startuolių pasaulio pereikime prie kažko asmeniškesnio, prie vidinių psichologinių barjerų. Pakalbėkime, kodėl net ir tie žmonės, kurie gauna tikrai didelės pajamas, dažnai jaučiasi finansiškai labai nesaugus. Ir štai, pagrindinė koncepcija – viduriniosios klasės spąstai. Kas tai yra? Tai situacija, kai žmogaus gyvenimo būdas tiesiog prisitaiko prie pajamų. Daugiau uždirbi, daugiau išleidi. Geresnis automobilis, didesnis būstas. Rezultatas – nulinis sukauptas kapitalas. Ir šis grafikas, man atrodo, viską pasako be žodžių. Visiškai nesvarbu, ar pajamos yra 70 000 ar 500 000 per metus. Jei viskas yra išleidžiama, jei gyvenama nuo algos iki algos, sukaupto turto tiesiog nėra. Tai tik didesnės išlaidos, o ne didesnis finansinis saugumas. Ir štai čia slypi esmė. Dažnai manoma, kad viską išspręstų didesnės pajamos, bet tikroji problema yra negebėjimas kontroliuoti išlaidų, negebėjimas sukurti to atotrūkio tarp to, kas uždirbama ir to, kas išleidžiama. Tikrasis finansinis saugumas gimsta ne iš didelių pajamų, o iš disciplinos. Iš labai paprasto principo – gyventi šiek tiek kukliau nei leidžia pajamos. Būtent tas skirtumas, ta atliekama dalis ir tampa pagrindu turtui kaupti.
Gerai, apžvelgėme kelis didžiulius mitus. Dabar sujunkime visą tai į naują, daug realesnį sėkmės žemėlapį. Štai kokie turėtų būti pagrindiniai principai, atmetus visus mitus. Pirma, sąžiningai įvertinkite savo pradinę situaciją. Antra, svarbiausia yra patvirtinti produkto vertę rinkoje, o ne vaikytis investicijų. Ir trečia, ugdykite finansinę discipliną. Nes tikrasis tikslas turėtų būti ne tiesiog didelės pajamos, o realus finansinis saugumas. Ir pabaigai klausimas apmąstymui. Galbūt šiandienos pasaulyje didžiausias pranašumas yra ne kažkoks išskirtinės talentas ar geniali idėja, o paprasčiausias gebėjimas matyti pasaulį tokį, koks jis yra iš tikrųjų ir veikti pagal realias, o ne išgalvotas taisyklės.